kūrėjams, bendraujantiems su įmonėm, reikia laikytis dabar kažkiek gal 2, 3, 4 pasakysiu patarimus. Pirmas patarimas. Reikia gerai išsiklausinėti ir nebijot klausinėti. Klientam visai patinka, kai jais domisi. Ir jeigu klientus nervinasi, kai jūs klausinėjate apie... Tada jau stop. Jo, tada stop, tai gal tada tikrai bus problemų su to klientu. Jo. Tai pradžiai reikia labai tiksliai išsiaiškinti, ko jisai nori. Nes mes norim vieno, o jie turi kitą. Čia mano patarimai tokie iš kūrybinės pusės, fotografai, filmuotojai. Griovė, galbūt šitas patarimas netinka griovė. Kodėl netinka? O visai tinka, nes tu turi normaliai išsiklausinėti. O kaip į kas, to tiksliai kurios vietos, gerai, gal ten neduoda kažkokius brėžinius, ar ne? Bet to jeigu neduoda. Antras dalykas, ką yra labai svarbu, kai vyksta procesas, ypatingai kūrybinis procesas, rodyti, kad veiks, tu darai. Tu ne tai, kad paimė avansą ir dingai 3 mėnesiams. Aš siunčiu, print screenas, žiūrėk, dabar darau šičia. Važiuok, šito kadro neįdėsiu į video, bet žiūrėk, kaip jūs gerai atrodote, žinau. Čia arba siunčiu atminimui, print screen iš video. Tai čia yra tas pats, kaip matytume, kai Boltas atvažiuoja. Jie jaučiasi ramus, kai jie mato, kad vyksta procesas. Kai trekina. Jo. Esminis dalykas, kuris yra absoliučiai labai svarbus, jisai vienas svarbiausių, tai sutartis. Tai čia faktas. Ne, tu įsivaizduok žmonėms, ne. Dabar su ChatGPT sutartį gali kiekvienas pasidaryti, jau ta, tokia startinė. Bet tačiau ne tai, kad startinė dar, vis pirma, nesidaro, kitas dalykas, galvoja, kad startinė sutartis yra ok, bet iš tikrųjų yra not ok, dėl to, kad nevyko išsiklausinėjimas, nevyko komunikacija su klientu. Ir ko pasiekoje, vat viena mergina rašė, man atrodo mergina, rašė, o tai man dabar lipa ant galvos ir kaip man nubrėžti ribas. Tai čia jau stop, nes iš karto jos nebuvo apibrėžtos. Kitas dalykas, neturi būti patogiai nutraukti. Taip. Nes negali tai būti, kad tu pasirašai ir po to žiūrėk jau kažkokiose spąstuose. Svarbiausia, kad abi pusės tikrintų ir jeigu reikėtų, vienos kitam siūlytų papildymus. O gal dar tą įtraukiame sutartį. O šitas punktas ar mums tinka? Ieva, ne visą laiką išeina ten įtraukinėti sutartį, bet svarbu visą tai įtraukti emailuose susirašinėjimai. Labai svarbu, labai svarbu. Visa rašytinė informacija, beje, voice irgi tinka. Messenger žinutės irgi tinka, jeigu darys print screenus, nes vis tiek gali jas ištrinti. Jo. Tai svarbiausia, kad jos būtų, kaip pačiam fakte. Jo, tai sutinku. visi, nes ką sakiau telefonu. Voice'as blogai. Neblogai, o kodėl? Tu gali padaryti print screeną. Tu nebent išsirašyti. Filmuoji kaip ekraną, ne telefone. Nebent. Paleid, aš žinau, kaip dažnai darau. Filmuoji ekraną, pasileidai ir viskas tau įsirašė telefone, jau turi savo failiuką. O tada, kaip tik šitą temą turiu dar tada klausimas. Fotografams, filmuotojams reikia duoti RAW arba tą darbinę medžiagą klientui. Jeigu klientas... Koks susitarimas? Koks yra susitarimas? Vėl čia yra niuansas. Kaip tu iškart sukomunikuosi? Bet jeigu nėra susitarimo. Tavo reikalas, mes nesitarim, soriukas. Būna taip, kad galutinis rezultatas, būna šūdinas. Ir tada klientas prašo, duok man darbinę medžiagą, aš bandau sugeneruoti tokią situaciją. Nėra sutarties, aš esu forumuose, ten tose grupėse, tai va čia išgirdęs tu samprotavimą. Labai faina, turiu atsakymą. Klausimas, kokio ryšio nori su savo klientu. Ar jį gerą palikti? Kad... Kuria prasme ryšio? Tolimesnio ryšio, galbūt tolimesnio kažkokio, ačiū, buvo malonu dirbti, kad ir kažkas nesigavo, bet ačiū tau. Tai kokį nori palikti tolimesnį po savęs šleifą. Jeigu nori, kad viskas būtų ok, duok taro medžiagą. Duok, nesipyksit visą kitą, supranti, kad nesigavo, ten kažkaip, ten ir kažkas netiko, Taip, prašau, bent jau tada tiek. Tada jis bus labiau bus patenkintas, negu iš so nieko negavė, arba ten gavęs kažkokią šūdiną medžiagą. Tai aš tai visą laiką už tą tokį, kad mes komunikuotume ir jeigu kiek aš galiu iš savęs, nusiprantu, kad kažkas nesigavo, davai dar. Ir dabar, pratęsiant, kaip tik šitą temą, aš panašią temą turėjau irgi pasiruošęs. Jo. Šiandien gavau klausimą, o kodėl tu, sako, pabaigoje klipo iš kliento neuždėjai savo parašo? Ten mačiukas.lt. Dabar kokia tavo nuomonė? Man atrodo, mano nuomonė, iš tavęs, kai tu daraisi savo dalykus, filmus kaip filmuojam, ar ne? Ar tu matai, kokia filmavimo grupė, nežinau, pasamdė galbūt? Pabaigoje titruose, tai ten turbūt būna. Jeigu mes kalbam apie menės, tai čia apie titrus. Kalba eina apie titrus. Bet
ai, tipo, pačioj pabaigoje, tipo, Jo. kas filmavo, nu, tai tada jo, tai tada gali, bet jeigu, tipo, išlenda, žinai, tas, nu, tipo, išlenda tavo, žinai, logotipas, tai blemba, jeigu aš perku, nu, tarkim, aš odontologijos kliniką ir nusipirkau iš tavęs videką ir iššoka tavo reklama, tai palauk. Tai aš save reklamuoju, žinai, tipo, čia, nu, nesąmonė. Bet jeigu titrai kažkokie, filmavimo grupė, ten visa kita, gali būti. Bet aš manau, kad vėl čia yra kliento susitarimas. Ar būtina labai? Nežinau, nes tu už tai pinigus gauni. Tavo darbas yra jau apmokėtas. Tu dar save į reklamą kišt. Nu, tipo, tu nemokamą reklamą gaunės. Nu, gauni. Nu, nežinau, čia biški toks, tipo, tau gerai, bet iš kliento pusės aš nežinau, ar čia yra labai skanu. Aš nenorėčiau. Bet aš, dėdama tą video ir gerbdama savo, ten, nežinau, komandą, ar ten visą kitą, galbūt iš ko ten pirkau, ar kažkas tokio, tai aš galbūt ir parašysiu, žinai, kas man filmavo. Bet jau po to, ta prasme, pačiam aprašyme, žinai. Nu, okei, o nuotraukų kampučiuose, kaip mažiukas, ženkliukas, ar fotografas turėtų dėti savo logotipą? Mažiuką tokį kamputyje, dešinėje pačioj. Labai šiaip įdomiai yra su šitais dalykais. Įdomiai labai. Anksčiau labai tai būdavo mada, dabar kai kurie fotografai tai daro, kai kurie ne. Neturiu, žinok, kažkokios nuomonės labai, kad ar turi ar neturi. Ne. O gal tai čia priklauso nuo fotografo lygio, jeigu jis toksai, nu kaip... Ne, čia ne apie tai eina kalba. Čia tiesiog kaip, tipo. Tavo žinomi ten, kur tu paskutinis fotografavaisi. Vieni deda, kiti ne. Vieni žinomesnių, vieni deda, kiti ne. Ir tie žinomi, ir būna ir žinomi nededa. Tikrai taip. Aš manau, kad žinomas fotografas, garsus fotografas, užsidėdamas kamputyje savo logotipą, jisai prideda papildomai vertę. Dolce Gabbana, Cavalli, kažkas tai va ženkliukas. Tai papildomas vertė tam vizualiniam produktui. Okay. Kaip etiketė, mažytė, tokia subtilė. Ir aš tą patį pagalvoju apie savo video, kuriuos tokius darau, sakykime, reprezentacinius. Gal pačioj pabaigoj, su kliento leidimu iš tikrųjų turėčiau aš padaryti, nes, čia gal pasipūtusiai skambės. Neturėtum, bet man atrodo, reikėtų su klientu komunikuoti šitą vietą. Va ir mes prieinam prie to, kad reikia komunikuoti su klientu. Jo, nes čia vieno klausimo atsakymų net nėra. Aš matydama nuotrauką su logotipu ar ten video su logotipu, matau kažkokią pridėtinę vertę, visiškai ne. Absoliučiai ne. Man tai absoliučiai nieko nepasako. Man kartais net gadina patį kadrą. Ir aš galvoju, kam? Paklauskime žiūrovų. O kaip iš tikrųjų, bet jūs manote ir čia šitiems ir šitiems... Bet drabužių tai čia iš viso. Ne apie drabužius, apie fotografiją ir video. Ar turi kūrėjas dėti kampe savo logotipus arba video kūrėjas turi dėti pabaigoj logotipus? Pasižiūrim, ką pakomentuos.